Today we're going to see the elf what he has done. Einam. Mason, don't go that far. See us next year. Viskas. Iškeliavo elfai. O kodėl iškeliavo? It's tomorrow's Christmas. Taip. Kūčios rytoj, dėl to ir iškeliavo jūsų elfai. Elfies. Tete elfam, taip? Iki kitų metų, taip, Milana? Sakyk, bye bye. Bye bye. Nu, darykit savo advento kalendorius. 24 open. Awfully easy. Hurry up. Don't look at my best calendar. Kiek tu turi? 2? Ką čia turi? Kas čia yra? Burr Petabeeman. Kas? Nežinai? Is that flying bird thing? I don't know. Nu, daryk savo. Bambini Cassini. Chocolate. Where's 23 on here? Do I have a 23? Oh. Mažutė kokia? And look how big 24 is. It's just the size of this big thing. Sektuko gavai. Na, meisi tavailę. Daryk 23. Va, 23. Ooh, 24 looks good. Really. Santa. Look. Dantis išsilaušė. Okay. My Stitchy. That's the other side. 23 should be more pennies. Yeah. Another red pen, but this time it's felt tip. Na, meisi toliau. I want to open this one at the end. Nu, tai daryk jau. Mason, it is already at the end of all of yours. Nu, daryk Milana savo tada. Okay. Nu, 23 kur yra. Pink. Looks like a cupcake. Čia ir bus. Yeah. 23. Gerai, meisi daro 23. O, I don't like these. man tokie patinka. If you don't like them, I can have more. Gerai, Milana, tu. I know what's in the last one. It looks like red. This one's mystery. Daug. It looks like red worms. Gerai, nelys, negalima žiūrėti esiniai. That's mystery one. Show me. Mystery test. The one I've seen, it's my favorite. See your reflection on the screen. Cooking dinner, wrapping presents. Sveikos merginos atvykusios į paskutinį vlogmą. Deja, šiandieną sakau, kad bus paskutinis vlogmas, nes atsikėliau ir pagalvojau tai, kad jau gana ir reikia pailsėti. Užtenka tų vlogmų. Šiaip dar galvojau, ar aš kursiu toliau tuos vlogus ar ne, nes jūs manęs klausėte. Tai žinokite, aš juos kursiu, bet nemanau, kad jie bus labai dažni. Šiais metais tai jau tikrai nebesulauksite jokio vlogmo, kitais metais, nežinau, gal, nes visgi aš varau atostogų iš karto po naujų metų. Tai galvoju, gal ten kažką pafilmuosiu, jeigu ne, tada grįžusi kažkokį vlogmą sukursiu. Nu, neprižadu aš tų vlogmų, ne vlogmų, o tiksliau vlogų, kad bus labai dažnai, bet manau, kad tikrai jūsų nepaliksiu taip, kaip palikau 6 mėnesius ir jokio vlogo nekėliau. Tikrai įkelsiu kažką ir pasirodysiu, nes visai patiko man šitą gruodį kurti. Kai kurias dienas tikrai patiko labai kurti ir labai daug ką norėjau jums parodyti ir pasakyti. Tai va, tai kažkaip pagalvojau, kad reikia juos dažniau kurti, bet, nu, ir savęs galbūt neapsikrauti su tais vlogais. Tai va,
Gerai, o dabar esame prie advento kalendorių. Sugalvojau, kad atsidarysime visas dienas, nes visgi paskutinis čia bus mano vlogamas. Tai galvoju, atsidarysime visas iki 25 dienos advento kalendorius. Pirmiausia, pradėsiu nuo Beauty Crop. Tai 23 dienoj mes turime blakstienų tušas. Kokia spalva, net neįsivaizduoju, man atrodo, kad bus juodas. Dažniausiai visada juodi būna. Nerašo šiaip spalvos. Cherry Noir tiesiog rašo, kad yra, o kokia spalva, tai aš neįsivaizduoju. Gerai, 24 diena. 24 dienoj mes turime primerį. Aš va tokį va jau primerį turiu. Tai va, man šito nereikės. Tada 25 dienoj kažkas tai sunkaus. Ką čia turime? Turime Airbrush Blurring Setting Mist. Tai va, man įdomu, ar čia bus labai panašus į Iconic London tas Blurring Setting Mist ar ne. Tai manau, aš jį pasiliksiu ir pasibandysiu. Žiūrėsiu, ar jisai geras ar ne, ar tikrai atlieko, ką rašo, kad atlieka. Yra kafeino, agurko, visai geri ingredientai ir neužkimša porų. Tai va. Reikės pabandyti. Latest in Beauty. Pradėsime nuo 23 dienos. Tai čia turime Retinol Night Repair. Tai naktinis retinolio toksai kaip ir mini serumas. Toliau 24 diena turime kažką Deep Sleep Body Cocoa Multi. Kažką nice. Bright and Mornings. Čia gal kaip ir koks kremas būtų. Nežinau, jis uždarytas, bet čia, kad turbūt pagelbėtų, relaksuotų jūs prieš miegą, nes kvapas toksai mėtinis. Ir tada 25 diena, aišku, turime žvakę iš Nijom. Praeitais metais irgi buvo Nijom žvakytė. Įdomu, ar šita skaniai kvepia, nes praeitais metais tai man nelabai skaniai kvepia. Ir dar yra netgi mano kambarė, aš jos taip ir nedeginau nuo praeitų metų. Nu, visai nebloga, sakyčiau, lavandos, jasmine ir sandalwood. Nu, visai nebloga. Gerai, pasiliekam šitą žvakutę. Man žvakės patinka, tai jo. Toliau, debiniams advento kalendoriuje 23 diena turime Benefit 24 valandų antakių gelį. Tai antakių gelis. Toliau 24 diena turime netgi 2 produktus, tai matau iš Urban Decay makiažo irgi fiksuotojas mažas mini, labai fainas dalykas kelionėm. Ir tada turime Kiehl's su avokado paakių drekinantį tokį kremą. Vėlgi labai fainas mini pasimti atostogom. Ir 25 dienoj turime MAC produktų. Tai turime blakstienų tušą. Blakstienų tušas, va man kaip tik baigėsi. Ir turime MAC lūpų dažus. Dar labai fainas spalva. Čia 540, tai labai populiari spalva. Tai tikrai pasiliksiu ir bandysiu, naudosiu. Ir atsidarome Pilloways. 25 diena yra gan didelė. Tai pradėsime nuo 23. Ką čia turime 23-oje? Turime Drive Me Balmy, Mary Marsden. Kas čia bus? Lūpų kažkokie tai produktai. Aš visai norėčiau atsidaryti, pažiūrėti, kas čia tiksliai yra. Turime lūpų pieštuką ir lūpų turbūt kažkokį tai balzamą. Labai fainas įpakavimas yra. Ir tada žiūrime 24 diena. Labai jau lengva, atrodo, kad nieko net nėra čia. Gerai, kas čia? Nenori net išlysti. Gerai, turime blakstienų. Visai gražios blakstienos, pažiūrėkite. Ir tada 25 diena, va čia tai sunkiai, čia bus paletė, man atrodo, viskam. Esu mačiusi, man atrodo, tai va. Turime labai fainą paletę. Tai atsidarom, jo. Čia, va, kaip gražiai jinai supakuota. Ir va, labai fainas dalykas čia iš tikrųjų. Tai va, turime šešėlius visokiausius, labai gražius. Toliau turime bronzerius. Tai man atrodo, čia yra vien tik tai sausieji produktai. Tada turime šešėlių.
ne šešėlių, o tiksliau skaistalų paletę. Labai fainos spalvytės. Ir tada turime čia jau kreminę, man atrodo. Ar kreminė ir... Ai, ne, viršuje yra kreminiai, o apačioje yra šlapieji. Tai va, labai faina, net nepastebėjau. Ir čia turime, čia highlightas, man atrodo, bus tokios blizgančiai. Nu, galėtų būti ir šešėliai, ir highlightai. Labai faina paletė, tikrai naudosiu, nes visos spalvos yra tokias, kur aš naudoju ir va, labai sutaupytų vietos, kai keliauji, nes visgi yra viskas vienoje jau paletė. Labai graži, tikrai didelė paletė. Tiesiog visko, ko reikia joje yra. Tai va, tokie mano atradimai yra šiandieną mano advento kalendoriuose. Planai pas mus yra šiandieną pabaigti supakuoti jūsų krepšelius, nes va čia dar turiu produktų, tai pridėsiu. Nuo vakar dar turiu produktų, reikia pridėti irgi. Ir vakare išrinksiu jau nugalėtojas. Bus 4 nugalėtojos, nes aš turiu dar vieną dovaną, aš jums ją parodysiu, nes jūs jos ir nematėte. Nu ir dar mums su vaikais reikia važiuoti į parduotuvės, nes reikia nusipirkti lašišos. Vakar neradau niekur lašišos nusipirkti, reikia kiaušinių nusipirkti. Ir dar kažką esu susirašiusi, tokias smulkmenas, tai va, paskutiniai mūsų apsipirkinėjimai bus prieš kalėdas ir viskas, nes mes visą shoppingą pagrindę vakar pasidarėme ir galvoju, ar daryti silkę pataluose gaminti šiandieną, ar geriau pasilikti rytoj ryte ją pasigaminti. Man atrodo, aš rytoj ryte gaminsiu ją, nes šiandieną vis tiek valgyti gaminsiu visiems, tai kažkaip nenoriu per daug apsikrauti savas. Tai va, žiūrėsim, ką čia veiksim, bet reikia eiti susiruošti ir važiuoti į parduotuvės. Nu va, neseniai grįžom iš kirpyklos. Meisis apsikirpo truputėlį, nors turėjom apsikirpti prieš Lietuvą, bet apsikirpom dabar. Labai gražiai apkirpo, trumpesni plaukučiai. Gražu. Taip? Na ką tik grįžome iš parduotuvių, Meisonui plaukus apkirpom, parodysiu greitai, ką čia dar nupirkau. Šiaip tai šaldytuvas tai yra pilnas, nežinau, kur aš net ką dėsiu, nes jau vakar mes belekiek ten maisto prisipirkom, dabar buvom Tesco, tai pasiėmiau šitą triūbą žvaigždučių, man šiaip per kalėdas jos labai patinka ir tik tai per šventes pardavinėja. Tada Milanai išsirinko sausainių tokių, aš paėmiau va tokį indą, kad galėčiau daryti silkę pataluose, tai vienintelis indas, kurį radau ir manau, kad šitas bus gražiai atrodys ant stalo, reikės dėti į indaplovę šiandieną, išplauti, tada ant kalėdų dienos darysiu Sunday roast, tai paėmiau va greiviui, tokį, kad supilti padažą tą, pasiėmėm lašišą, va, pažiūrėkite, žuvį radau, Morisone radau, jeigu ieškosite, kas tai į Morisoną lėkite, buvo belekiek jų daug, žinokite, sumokėjau 14,50, bet čia pilna va lašiša ir jau išdarinėta, tai labai fainiai, įdedi citrinos, paprieskoniuoji, labai skaningiausias. Tada paėmiau šitą lėkštę, tai čia dėsiu turbūt lašišą, nes didžiausia tokia lėkštė su bulvytėm bus. Tai čia bus vienas iš mūsų karštų patiekalų, bet šiaip mes turėsime ir baltą mišrainę, ir ryžių mišrainę, ir morkų mišrainę, silkę pataluose, silkę su svogūnais bus, duona, batonas. Taipogi vakar nupirkau, kaip jisai dabar vadinasi, pyragas tas, lemba, reikia išimti pažiūrėti, kaip vadinasi, net neįsivaizduoju, žodžiu. Neatsimenu, pamiršau, lemba, užstrigo dabar tasai žodis ir nerašo netgi. Ai, šakotis, va, šakoti paėmėm. Bet jisai truputėlį toksai jau sulūžęs, nu, atkeliauti čia tai turėjo, tai ir sulūžo biški. Nu, bet nieko, labai skanu, šviežia sakė. Tada kiaušinių paėmiau, nes kiaušinių reikės ir salotom, ir šiaip pusryčiam kiaušinius naudojamas labai. Tai va, tada pasiėmiau savo mėgstamiausių saldainių Lindor, man šitie yra patys skaniausi šokoladukai. Ir tada Meisonas labai norėjo megztinio kalėdom, tai va, paėmėm va tokį, buvo ant nuolaidos, dabar 7 svarų, šiaip kainavo 14, tai va, paėmėm tokį čionais futbolą, sakė. Tai va, eik pasidėk į kambarį ir eik apsirenk, Meisonėlės. Eisiu viską susidėsiu, reikia indaplovę pajungti. Vesiu greitai vaikus maudyti, miegoti, kiek dar valandų, dar po 5.
Tai pasidarysiu arbatos, eisiu įsijungsiu The Holiday, man atrodo, su Cameron Diaz. Man tas filmas labai patinka ir dabar mačiau ant Netflixo yra kalėdinis. Vienas iš gerų irgi kalėdinių filmų. Man Vienas namuose labai patinka, Svajonių traukinys labai patinka ir kas dar? Nu ir tas The Holiday labai patinka su Cameron Diaz. Ir aišku, Christmas Chronicles. Irgi tos visos dalis. Nu, tai čia mano tokie mėgstamiausi kalėdiniai filmai. Prie savęs turiu dovanas jūsų ir turiu 4. dovaną, kuri yra Pilaways Vanity. Tai turėsite savo veidroduką, stalčius, visokie gražumai. Tai čia galite įsidėti baterijas, pasispaudžia ir šviečia. Taipogi veidrodukas labai geras, viskas matosi per jį, turite netgi 4 lūpų balzamus čia, tada pirmajam stalčiuje turite miceliarinį vandenį, makiažui nuvalyti servetėlės yra, tada taipogi yra šitie su miceliariniu vandeniu, kur nuvalyti vatos tamponėliai, tada antrame stalčiuje turite veido kremą, kas čia veido prausiklis ir taipogi yra veido serumas. Tada 3 bus paletė ir tada 4 stalčiuje, kur labai sunkiai atsidaro, yra makiažo visi šepetėliai, kaip matote. Tai vat, labai faina dėžė, tikrai galėsite pasidėti ant stalo, ar dukrai, ar kam, nežinau, turbūt gausite tai tikrai po kalėdų, bet labai faina dovana, gan sunki jinai ir einam žiūrėti, kasgi ją laimėjo. Aš sakiau, ką darysiu, tai tiesiog eisiu į random YouTube video, kad būtų viskas teisingai. Tikrai aš visada, kai išrenku nugalėtojas, tai aš ten neinu, netikrinu kažko tai, bet pasižiūriu, kiek maždaug komentarų yra palikę, kiek peržiūrėjo video ir taip toliau. Nes galima šitos dalykus pažiūrėti, tai aš tą tikrai patikslinu visą laiką. Tai pirmiausia, turbūt eisiu į video, kur buvo mažiausiai peržiūrų. Na, apart vakarykštį. Tai pradėsime nuo mažiausiai peržiūrų, čia 4,4 buvo, 4,9, 3,5, vlogmas 12. Ir dar vlogmas 14 buvo mažai peržiūrų. Tai gerai, einam į 12, išrinksim vieną nugalėtoją, tai va išrinksime šitos dėžutės nugalėtoją. Turime netgi 62 komentarus, tai aš tiesiog eisiu va šitaip, sustosiu ir pažiūrėsime. Ar daug komentarų yra palikę, ar ne, tuo jau pasitikslinsi. Komentarų yra palikusi netgi 44 komentarus. Tai man atrodo, mane jau seka gan ilgai. Tai šitą dėžutę laimėjo Inga. Noriu jums parodyti, šita mergina laimėjo šitą dėžutę. Tai būtinai aš jau parašysiu, pasidarau screenshotą. Ir tada po to vėliau parašysiu. Gerai, toliau einam. Mūsų pirmąjį krepšį čia bus su rožiniam tapkėm, labai daug visko yra. Čia tikrai vertė šito krepšio, tai tikrai kokie 200-300 svarų, nes čia labai daug ko visko yra tikrai sudėta. Negailėta ir pridėta su kaupu. Gerai, tai einu į kitą video, tai eisiu į vlogmas 14. Ir išrinksime nugalėtoją iš ten. Gerai, vėlgi, tai va, atsidarom visus komentarus ir stojam čia. Gerai, tai šitą pirmą krepšelį laimėjo, jau paskaičiau komentarus, ką jinai parašius yra, palikusi yra iš viso 7 komentarus ir man atrodo, kad mane taipogi seka. Tai mergina, kuri laimėjo šitą pirmą krepšelį, yra Kotrina. Tai Kotrina, rodo, jinai laimėjo šitą. Gerai, aš screenshotinu, kad po to galėčiau rasti ir žinoti, kas tam. Tada einame į kitą vlogmą. Toliau turime čia. Vėlgi labai daug visko yra, kaip matote. Visos gausite tapkių. Tai gerai, šitą eisime, žiūrėsime.
man atrodo į patį pirmą vlogmą. Noriu išrinkti kažką iš pirmo vlogmo ir tada išrinksiu kažką iš paskutinio. Dabar eisiu per komentarus ir tiesiog savo norų išrinksiu, kuri laimės šitą. Tai einu, greitai pasižiūrėsiu, kuris labiausiai man užkips ir tai padovanosiu. Gerai, pasilgom. Gerai, tai radau, Milana irgi prisijungė prie manęs. Radau, tai šitą antrą krepšelį laimėjo Ingrida Jankauskienė. Tai Ingrida, tu laimėjai antrą. Labai tave sveikinu, pasidarau screenshotą. Gerai, toliau rodom dar vieną. Turime dar vieną čia. Visi krepšelį beveik, žinokite, vienodai tikrai sveria. Tai va, ir turime dar vieną. Gerai, renkame, man atrodo, iš paskutinio vlogmo, nes ten buvo labai daug komentarų ir buvo labai gražių komentarų. Tikrai kai kuriuos paskaičiau ir man atrodo, mes išrinksime. Gerai, tai Auguste. Buvau pasigedusi jūsų vlogmo, bet smagu, jog aplankėt šeimą ir praleidote kartu laiką. Truputį liūdna, jog neužilgo atsisveikinsime, bet tikiuosi dar susitiksime. Ačiū. Ir šiaip paskaičiau visai kitus komentarus, irgi tai tikrai labai gražių komentarų ir manau, kad mane seka gan ilgokai, nes yra netgi 36 komentarai iš viso. Tai noriu tau padovanoti šitą trečią krepšį, tai Auguste. Va. Tai noriu visas 4 merginas, palaukite, pasidarau dar screenshotą, kad nepamirščiau. Noriu visas 4 merginas pasveikinti ir labai didelis ačiū, kad visi mane žiūrite. Tikrai labai daug palaikote, kaip ir sakiau, tikrai bandysiu kurti tuos vlogmus ir toliau. Ir labai norėčiau kiekvienai iš jūsų padovanoti šitų dovanų, bet gaila, tikrai aš negaliu kiekvienai jums padovanoti. Bet noriu pasakyti didžiausią ačiū ir tikrai tų dovanų manau, kad kiek galėsiu kurti vlogmus, tai kad manau kiekvienais metais tikrai jų bus. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote, būtinai spauskite laiką, būtinai prenumeruokite šitą kanalą, jeigu norite pamatyti, kada vėl aš grįšiu ir įkelsiu jums kažkokį vlogą. O mes sakome jums iki gražių švenčių, gražių kūčių, gražių kalėdų, gerų naujų metų, būtinai pasirašykite, kokius tikslus norite, ką norite nuveikti kitais metais, kokios yra jūsų svajonės, dirbkite sunkiau, daugiau dirbkite, anksčiau kelkitės, duokite savo kažkokios motyvacijos, skaitykite knygas, klausykite podcastų, išeikite anksti atsikėlę, išeikite pasivaikščioti, ar vakare išeiti pasivaikščioti, jeigu galite. Eikite sportuoti, sveikai maitinkitės. Linkiu visiems sveikatos, meilės ir labai turtingų 2026 metų, nes jie tikrai, manau, atneš labai daug galimybių visiems, jeigu jūs tik tai parodysite, kad jūs norite tų pokyčių ir dirbsite link jų. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote ir gerų visiems švenčių. Iki. Ate. Mano šeima sako jums iki.